Vaikinukas stoja prie baro, mergina tokia visai nieko šalia, nepažįstama, sako, reikia pačiešinti, sako, mergaitė, gal galiu su jumis susipažinti. Tai tiesiog sako, Jėtus Marija, tai ką, tavo gyvenime nieko baisaus nėra buvę. Geras. Vakar gavom tokią anekdotą apie vaikinus žemesnius nei 1,80 m. Kaip jie vadinami? Nu, merginos tiesiog draugais juos vadina. Šiandien atėjo atsakymas. Kaip vaikinai vadina merginas sverinčias virš 60 kg? Pasirodo tiesiog pažįstamomis. Aš dėčiau liniją 80. Sakai? Nu, galima didinti. Be jokios abejonės. Gal ir 90. Žodžiu, atsitiko naikintuvo katastrofa. Rusijoje pilotai katapultavosi. Ištirdus kraują paaiškėjo, kad jie buvo girti. Kas baisiausia, pasirodo, kad girtas buvo ir autopilotas. Autopilotas. Taip. Koks skirtumas tarp nykščio ir viduriniojo piršto? O tu pabandyk sustabdyti automobilį gatvėje viduriniojo pirštu. Skirtumas aiškus. Labai aiškus. Mergina sako, o Dieve, sako, ryte aš esu tokia, nu, žinot, tokia, nu, kaip kita tautė, žinai, sako, mano kytės tokios kiniškos, reiškia, šukuosina tokia jamaikietiška. Nu, žinok, kalbant apie darbą, tai stabdau kaip Estė. Vaistinė, vyriškis. Atsiprašau, o ar Viagros moterims turi tokios? Gerbiamasis, va, kitoj pusėje gatvės juvelyrikos parduotuvė. Oi, veikia labai gerai. Dar vienas vyras, jau po 10 mėnesio dienos, kada mokami yra atlyginimai, sėdi namuose, vakare kažkas poksu, čia internetas skaitų, tai teleką užmetakė. Žmona sako, Vytukai, žinau, kad jau gavai atlyginimą vakar, tai gal man irgi iš atlyginimo, čia aš turiu tokių dalykėlių visokių. Vytas atsisuka, sako, žinok, šiandien negaliu, galvos skauda. Geras. Trumpas, kaip vadinamas nevedęs aro pareigūnas? Senbernaras. Senbernaras. Dar vienas. Vyras sako, nu bet šakės, vat kokia jį faina, sako, atėjo, nuotaiką pakėlė. Sako, galvos skausmą iškart nuėmė, miegot geriau miegu. Sako, viskas nuostabu, jėgų man pridėjo jį. Žmona žiūri, sako, tu, sako, apie ką tu kalbi? Apie ją, apie algą. Va. Išeidama iš namų žmona sako vyrui, va, kai virsi koldūnus, sumesk į vandenį verdantį po vieną, bet žinau, kad nesuliptų, nes košė bus po to. Aha. Nu, kai grįžo žmona, po kurio laiko piktas vyras virė 6 koldūną. Po vieną. Superiškai. Negaliu daug juoktis, nes kosulys pradeda imti. Tai skaityk dar kokią. Neskaitysiu. Tai aš jau 7 perskaičiu, tai sprotėjai gal jau. Tada aš turiu vieną tokį pabaigai. Gerai. O Jėzu, palauk, šitas gal ne? Nu gerai, gal ne. Jeigu tą, kur sakei prieš tai ne. Ne, Janytė buvo tokia kvaila, kad bandė nusižudyti šokdama pro rūsio langą.